kad labai dažnai įmonės mato būtent, kaip sakot, kaip iniciatyvą, bet mes jau darom ir tą, ar ten kažkokius mažus sprendimus, kaip davėt pavyzdį su spausdinimu, ar ten kažkokiu, nežinau, iš antrų rankų baldų nusipirkimu, kažkokius mažus žingsnius, bet nebūtinai vertina realius duomenis pilname kontekste, ką šita iniciatyva reiškia. Tai galbūt jie padarė gražią, mažą, žalią iniciatyvą, bet kažkur, kur yra taršos daug daugiau, net nerenka duomenų ir neįsivaizduoja, kad ten yra negerai. Tai to duomenų rinkimo ir duomenų palyginamumo labiausiai trūksta, kad galėtų išskaityti, kur yra iš tikrųjų skaudžiausios dalys. Tai CO2 yra turbūt jau labiausiai, taip afišuotas sritis, daugiausia turbūt įmonių tai renka ir čia irgi įdirbis ne vienerių metų tiek iš finansinių institucijų, iš įmonių, iš reguliacijų prašymo taip pat, tai šesdas, footprintas, emisijos yra tai, kas jau yra dažnai renkama. Vėlgi dažnai renkama yra pirmasis, antrasis kaupas, trečiasis, kur yra netiesioginės emisijos, yra pradėsim vėliau, o ten dažnai yra 90% ir plus emisijų. Tai labai kruopščiai susirenka apie tą 10%, bet didžioji dalis vis dar lieka nepaliesta. Tai vėl to tokio turbūt bendro lauko supratimo, kas yra ką svarbu daryti, kur svarbu dėti akcentus, nes kartais įmonės nueina labai į gilį kažkokią vieną specifinę sritį, nebūtinai matydami bendrą lauką, ko reikia.